Treneri, visai kitokios rungtynės nei Marijampolėje prieš keletą dienų. Kas buvo kitaip? Nieko, vos nelaimėjom rungtynių, įsigandom ketvirtam kėliny, kad galim laimėti rungtynės, pridarėm tokių žiaurių klaidų, daug prametėm laisvų metimų ir pralošėm. Aišku, pakeitėm truputėlį planą gynybai, nebuvo pas juos pukelio, bet vis tiek sunku buvo kabintis į tą pergalę, kai dabar neturiu statistikos, bet puolime prarašėm kamuolius, tai labai labai stipriai. Realiai daug atakų apsigindom, nesugebėdom pasiimti kamuolį, iš to labai jie gyveno. Tikrai būtume, manau, iškovoję pergalę šiandien, jeigu būtum sutvarkę lentai. Buvo tokių atkarpėlių antrojo kėlinio pabaigoje, kai atrodo ir pirmavot, tada praleidot kelis tritaškius po kvailų savo klaidų, trečiojo kėlinio pradžioje varžovai jau ir 15 taškų buvo susikrovę. Kas leido toje atkarpoje tada sugrįžti atgal į rungtynes? Tai nieko nebloga, gynyba pasiėmėm kamuolius, po tų atkovotų kamuolių mes galim užbėgti greitą puolimą, susikurti protingesnės atakas, tai tas ir lėmė. Čia dvikovos pabaigoje mačiau labai įstrigo jūsų reakcija, kai buvo -3 ir komanda turėjo kamuolį, tokia visiškai neparuošta ataka, Mantvydo Žukausko tritaškis. Iš reakcijos mačiau, kad nebuvot sužavėtas tokiu sprendimu. Nebuvau tikrai sužavėtas. Norėtųsi protingesnių sprendimų iš veteranų. Trečiosios rungtynės Marijampolėje už kelių dienų. Ką reikia ten nusivežti, kad dar sugrąžinti seriją čia į Vilkaviškį? Nieko, pabandysiu įtikinti savo komandą ir tikiu, kad pavyks, kad čia dar niekas nebaigta. Tikrai esu per savo trenerio karjerą ne kartą iš to 0-2 išlipęs, tai tikiu, kad ir dabar galim.